Tai va, žinai, mokykis amato. Tai man pasakė sesuo. Sako, įsigyk amatą. Bet amatas tai nėra darbas. Amatas visų pirma, tai yra tiesiog galėjimas pasirūpinti savo namais. Ne savimi, nenusipraust, ne dantis išsivalyti, nenusiskust. O vat būtent, ir nusiskust. Amatas tai yra galėjimas pasirūpinti savo namais. Supranti? Pasirūpinti savo namais. Čia ir yra amatas. O tie, kurie viską moka daryti, visada turės darbo. Visada. Ir vat sako, plauk grindis. Ir plausi tu tas grindis, kol tau vanduo nesibaigs. O baigsis vanduo, ką tu darysi? Leisies į apačią, bėgiosi, kaip išplautas laiptinės. Tai va, kai tu nemoki jokio amato, tai tau sako, pasirūpinti savimi negali, esi nesavarankiškas, o jeigu tu keli problemas, tave tiesiog izoliuos nuo visuomenės ir pasirūpins, kad tu nebegyventum. Supranti, galų gale namuose tikrai tiks tokie, supranti, savimi pasirūpinti negali, vadinasi, neturi kur gyventi. Tai va, ir negana to, moteris ieško vyrų ne todėl, kad jos galėtų pastot, o tam, kad jos turėtų, kas jomis pasirūpina. Tai va, jeigu tu nesugebės pasirūpinti savo daiktais įranga, mechanizmais, tau niekas nepadės. O tos tabletės tave padarys tokį, kad tu negalėtum pasipriešinti, kai tave užmuš.